Sveiki, draugai. Pirmadienis. Pirmadienis. Mes kaip visada skaitom į Tibutaką pirmadieniais. Ir šiandien mes skaitysime labai trumpą žinutę, būdos žinutę mums. Labai trumpa. Bet tą, kurią mums yra svarbu suprasti, svarbu žinoti. Pažiūrėkime. Ir Buda sako, vienuoliai esti 3, to, kas nedora, šaknis. Kokios 3? Godumas yra to, kas nedora šaknis. Neapykanta, to, kas nedora šaknis. Paklydimas, to, kas nedora šaknis. Šios vienuoliai yra 3, to, kas nedora šaknis. Ir toliau Buda sako, godumas, neapykanta ir paklydimas. Paties žmogaus pagimdyti žaloja blogo proto žmogų. Kaip bambuką jo paties vaisiai. Štai tokia trumpa žinutė apie bambuką ir jo vaisius. Čia yra palyginimas ir dažnai mes, iš tiesų gan dažnai mes su to sutinkame šitą palyginimą su bambuku ir jo vaisiais arba bananas. Irgi labai panaši istorija su bananais ir su bambuku. Bambukai, mielieji, žydi tik tai vieną kartą savo gyvenime. Ir iki tol, kol jie sužydės, tai gali praeiti 10-mečiai, kartais net 10-metis. Ir tada jie sužydi. Kai sužydi, jie pagamina sėklas. O sėklos tai yra jų vaisiai. Ir tos sėklas, kai jis pasėja, nukrenta tos sėklos, bambukas žūsta. Tai dėl to ir sako, bambuką nužudo jo paties vaisiai. Su bananu to pati istorija. Bananas tik tai, kad neauga 100-mečiais, ten ar 10-mečiais. Bet taip pat bananas, kai sužydi, duoda vaisius ir viskas, visas augalas miršta. Tai lygiai taip pat mes, kai mes paleidžiam, ta prasme, kad pasineriam iš tiesų į tai, kas gimsta šitame pačiame prote, į tai, kas yra nedora, į tas 3 šaknis. Ir tas 3 viso, ko yra nedora priežastis, į godumą, neapykantą, į paklydimą, mes save patys žalojam lygiai taip pat, kaip tie vaisiai bambuko ar banano, tą augalą. Mes patys save žalojam. Tai suprasdami, Buda mums pasakoja tai taip, kad mes žinotumėm. Vienas dalykas tiesiog nukreipia mūsų dėmesį tam, kad mes atkreiptumėm dėmesį, kad mes pastebėtumėm. Nes kol mes nežinom, tai mes nekreipiam dėmesį, mes galim tiesiog pasinerti į godumą ar neapykantą, juk tai yra malonu. Pasikinčytumėt, gal pasakytumėt, kad neapykanta nėra nemalonu. Kai ten nekenti kažko, tai anokščia malonumas, tu visas degi, ar ne? Bet yra tame to saldumo, to džiugiškumo. Dėl to mes į tai ir pasineriam, dėl to mes nenorim tai paleisti, dėl to mums patinka taip ten apšnekinėti kažką ar duoti valią tam, kas kyla, tam neapykantai, kylančiai neapykantai. Bet Buda mūsų jis įspėja, sako, kad tai patį žmogų pražudo iš tiesų. Tai kenkia tam pačiam žmogui. Tai nebūtinai kenkia tam, į ką tai yra nukreipta, bet tai tikrai kenkia tam pačiam žmogui. Ir Buda nori, kad mes tai prisimintumėm. Jeigu mes tai prisimenam, mes galėsim tai patirti. Mes tai galėsim savo patirti ir ką padaryti? Paleisti. Paleisti nereiškia atsikratyti. Paleisti nereiškia, kad išstumti. Bet mes tada turėsim išminties tam, kad
nepaskesti tame, tam, kad nesileisti tam iš paskos. Nes mes žinom, kad tai yra vaisius, kuris mus pražudys. Ir lygiai taip pat ir godumas. Lygiai taip pat ir godumas. Nes, paleisti, ta prasme, leisti valios tam godumui, sekti, pasinerti, tai irgi gali atrodyti visai smagu, linksma, bet linksma iš paviršiaus, linksma, galbūt pirmą akimirką pradžioj linksma, bet galiausiai tai nuveda į pražūtį iš tiesų. Nes godumas, jeigu mes tenkinam godumą, mes taip niekad jo nepasotinsim. Jeigu mes tenkinam godumą, tai jo nepasotina, tai jį skatina. Tai skatina dar didesnį godumą ir dar didesnį, jūs būsit suvalgyti to paties godumo patys. Todėl tai suprasdami, jeigu mes tai suprantam, tada mes galėsim, jeigu mes tai žinom, pirmiausia, intelektualiai suprantam, mes tada galėsim atkreipti dėmesį, kai tai mes turim tą patirtį. Patirti tai turėti tiesioginę to patirtį ir gauti išminties ir matyti su išmintim, kad tai kenkia man pačiam paleisti. Paleisti reiškia, dar kartą kartuoju, nereiškia sutrypti, nereiškia išmesti, nereiškia pabandyti išstumti, nereiškia apsimesti, kad nėra. Paleisti reiškia leisti būti, bet nepasinerti į tai. Leisti tam būti, bet nepasinerti, neatsiduoti tam. Nepasiduoti, netapti tuo. Tai yra tam ta išmintis. Ir lygiai taip pat su paklydimu, su neteisingo pažiūrom. Kartais mums norėtųsi, mes patys žinom, giliai širdyje mes žinom tiesą, bet mes patys savo meluojam. Paviršių mes patys savo meluojam, nes tiesa gali būti netokia maloni, tiesa gali būti baisi, nepatogi ir mums tada smagiau tiesiog savo pasakyti kažką, galvoj tokio, kas mums patogu, malonu, bet iš tiesų nėra tiesa. Arba lygiai taip pat, kai mes jaučiam ir giliai, intuityviai mes suprantam, kas vyksta viduj, sakykime, kyla kažkokia nemalonė būsena, kažkokia nedora gal būsena, tai, kas mane apibrėžtų, kad aš esu kažkoks negeras, nes to neturėtų būti mano nuomonė, aš negaliu būti toksai ir mes tada patys meluojam. Mes apsimetam, kad to nėra. Mes nesam nuoširdūs su savim. Ir kai mes apsimetam, kad to nėra, iš tiesų, tai tada turi visą valią mūsų užvaldyti. Ir tai valdo mus, nes mes nesam sąžiningi patys su savim. Nes mes savinamės tai, kas kyla, mes savinamės. Dėl to, kad mes galvojam, kad tai, kas kyla čia, kad tai apibrėžia mus, kad tai reiškia, kad mes esam tokie. Sakykime, paimsiu tokią nemalonę būseną, pavyzdžiui, kaip pavydas. Nemalonė būsena šiaip, pavydėti. Tikrai nemalonė būsena. Ir juolab, tikrai nesinori būti pavydžiam. Ne, aš tai nepavydžiu. Aš negaliu pavydėti, nes, aš kitoks gerutis visas. Ir iš tiesų, aš imu šitą pavyzdį, nes vėlgi iš mano patirties, iš savo pačios patirties. Aš prisimenu, aš dar nebuvau vienuolė, bet aš jau praktikavau daug metų, pakankamai kelis, 6 kiek metų meditaciją, labai daug, labai intensyviai. Bet tam tikrus grubius dalykus aš galėjau atpažinti, bet subtilesnius dalykus aš neatpažįstamau. Ir, žinoma, savindavausi. Ir pavydas buvo vienas iš tų dalykų, iš tų atradimų, kai aš pirmą kartą pamačiau, kad viduje kilo pavydas ir aš tai pripažinau. Nes ir kito aš tiesiog nepripažįsdavau. Kažkur giliai viduje žinodavau, kad tai yra pavydas, bet aš niekad to nepripažįsdavau. Nes aš negaliu, ašgi tokia visa šventuolė. Gerulė tokia. Kaip aš galiu, tai aš negaliu būti pavydi.
Negali būti pavydų čia. Tai aš apsimesdavau ir ką darydavau, ir aš elgdavausi labai negražiai dėl to. Tas pavydas skatindavo mane daryti veiksmus ir aš netgi nežinojau, iš kur jie kyla. Aš matydavau, štai aš ilgiuosi, aš pasakau kažką, padarau kažką, tai nėra gražu, tai visiškai nėra gražu, aš kai darau, kai sakau, aš matau, kaip tai yra negražu, bet aš nesuprantu, iš kur tai ateina. Aš nesuprantu, kas čia tokio. Ir aš pati klausdavau savęs, kaip čia taip. Negražu, bet kaip čia taip, iš kur čia? Ir aš nežinodavau, nes aš nebuvau atvira su savim. Nes, aš negaliu būti pavydi. Bet kai mes suprantam, kad tos būsenos tai nėra kažkas aš, ir nėra kažkas mano, bet tiesiog yra pavydas. Tada, jeigu mes tai pripažįstam, tada tai negali mūsų užvaldyti. Ir kai aš atpažinau tą, sakykime, būdama vienuolyne, aš atpažinau tą. Ir aš jau norėjau kažką pasakyti žmogui, kuris man kažką ten pasidalino, kažką savo, ten kažkokią gerovę, ir man kilo pavydas. Ir aš prisimenu impulsą, kad man norėjusi pasakyti, o aš. Ir aš pamačiau ten. Ir aš pamačiau, iš kur tai kyla. Ir aš atpažinau, kad, vaikeli, tai aš to nepasakiau. Aš tiesiog atsisėdau ir užsičiaupiau. Ir tiesiog stebėjau į tą didžiulį atradimą man tada buvo. Kad pasirodo, gali kilti tokie dalykai. Ir pasirodo, Bet dėl to, kad tai buvo atpažinta, tai negalėjau užvaldyti. Tai būti sąžiningam su savim. Būti sąžiningam su savim, kas mūsų viduje darosi. Ir būti sąžiningi su savim mes galim tik tai būti tada, kai mes nesisavinam to, kas kyla. Nes kai kyla nemalonus, negražus dalykai, mes tai bandysim nuslėpti nuo savęs, jeigu mes manom, kad tai čia esu aš, kad čia yra kažkas, kas apibrėžia mane. Dėl to nesiveskime iš paskos paklydimo. Supraskime, kad paklydimas mus pražudo. Nenuoširdumas su savim mus pražudo. Būkime nuoširdūs su savim. Nesisavinkim to, kas vyksta. Tada mes galėsim aiškiai matyti. Ir netapsim to bambuku, kurį pražudo jo paties vaisiai. Tai atpažinkime ir supraskime, kad šitos 3 šaknės, jos kyla visose mumise, nes mes nesame nušvitę. Tai natūralu, tai yra gamtos dalis, jie kyla. Atpažinkim juos. Supraskime, kad tai neveda į gerą. Ir suprasdami, kad tai neveda į gerą, palikime tai ramybėj. Žinokime, kad tai yra, kad tai kyla, bet viskas, kas kyla, galiausiai išnyksta. Ir su to pasitikėjimo dama, kad viskas, kas kyla, galiausiai išnyksta. Paliekam. Nepasineriame tai. Nesekam iš paskos. Nepasidarom, nevirstam patys neapykantą, nevirstam patys godumu, nevirstam patys paklydimu. Tegul tie dalykai savo būna. Jie kilo tam, kad praeiti. Jie atėjo tam, kad išeiti. Su ta išmintimi. Štai su šitokia išmintimi aš linkiu jums praleisti šitą šventes artėjantis. Ir kai būsit prie kūčio stalo, prisiminkit, kad godumas pražudo žmogų. Aš juokauju, bet jeigu kai pastebit, kyla godumas, tegul kyla, žinokit, kad praeis. Nesitapatinkit, nesisavinkit, nesekit iš paskos. Būkite laisvi. Taip jūs būsite laisvi ir to šaknis negalės jūsų pražudyti. Tai ką, tokia žinutė šiandien iš Budos. Linkiu jums tikrai labai gražių, ramių, šviesių, šiltų kalėdų ir pasimatysime kitą pirmadienį.